Penktas skyrius. Skersinis skersgatvis. Kitą rytą Haris pakirdo anksti, nors jautė, kad jau šviesu tebegulėjo kietai užsimerkęs. Man prisisapnavo, tvirtai tarė savo. Sapnau, kad atėjo milžinas vardu Hagridas ir pasakė, jog aš priimtas į burtininkų mokyklą. Kai atsimerksiu, pamatysiu, kad esu namie, sandėliuke. Staiga pasigirdo beldimas. Štai beldžiasi teta Petunija, nusiminė Haris, bet vis tiek neatsimerkė. Toks gražus buvo sapnas. Tuk, tuk, tuk. Gerai jau, gerai, sumurmėjo Haris, keliuosi. Jis atsisėdo ir nuo jo nuslydo sunkus Hagrido apsiaustas. Trobelė buvo užlieta saulės. Audra nurimusi, Hagridas miegojo ant sulūžusios sofos, o į langą kojele barškino pelėda su laikraščiu snape. Haris atsistojo toks laimingas, kad atrodė sprogs iš džiaugsmo, it balionas. Priėjęs prie lango atidarė. Pelėda ūžtelėjo vidun ir numetė laikraštį ant Hagrido, bet tas nepabudo. Tada pelėda nutūpė ant grindų ir ėmė kapoti Hagrido apsiaustą. Nedaryk taip, Haris bandė nubaidyti pelėdą, bet ši piktai kaptelėjo jam snapu ir toliau taršė apsiaustą. Hagridai, pašaukė Haris, čia pelėda. Sumokėk jai, burbtelėjo Hagridas ant sofos. Ką? Ji nori arbatpinigių už laikraščio pristatymą. Paieškok kišenėse. Hagrido apsiaustas buvo vienos kišenės, pilnas raktų ryšelių, šaltmetinių saldainių, siūlų kamolėlių, arbatos pakučių. Pagaliau Haris ištraukė saują nematytų monetų. Duok jai 5 knutus, tarė Hagridas. Knutus? Tuos smulkius variokus. Haris atskaičiavo 5 pinigėlius ir pelėda atkišo kojelę, kad jis įdėtų monetas į kapšiuką, pririštą prie jos. Tada ji išskrido pro langą. Hagridas garsiai nusižiovavo, atsisėdo ir pasirąžė. Keliaujam, Hari. Šiandien daug reikalų. Reikia nukakti Londoną ir viską supirkti. Haris vartė burtininko monetas. Jam toptelėjo vienas dalykas, dėl kurio džiaugsmo balionas krūtinėje ėmė ir subliūško. Hagridai. Numykė tasai, tempdamasis didžiulį batą. Aš neturiu pinigų. Vakar vakare girdėjot, kaip dėdė Vernonas grasino nemokėti už magijos mokslus. Tuo nesirūpink, tarė Hagridas atsistodamas ir pasikasydamas galvą. Manai, tėvai tau niekiek nepaliko? Bet jeigu jų namas buvo sugriautas. Savo auksą jie nelaikė namuose, berniuk. Ne, pirmiausia sustosime Gringoce, burtininkų banke. Suvalgyk dešrelę, šaltos jūs irgi visai nieko. Aš neatsisakyčiau gabalėlio tavo gimtadienio torto. Burtininkai turi bankus? Tik vieną, Gringoce. Jį įsteigė goblinai. Hariui dešrelė iškrito iš rankos. Aha, taigi būtum tikras beprotis, jei bandytum apiplėšti. Niekad neprasidėk su goblinais, Hari. Gringocas – saugiausia vieta pasaulyje, jei nori ką nors išlaikyti. Na, gal dar Hogwartsas. Tarp kitko, man ir taip reikia Gringocą. Dumbledoro pavedimu. Hogwartso reikalais. Hagridas išdidžiai atsitėsė. Jis dažnai man patikė svarbius dalykus. Išgelbėti tave. Paimti pinigų iš Gringoco. Žino, kad manimi galima pasikliauti. Na, viską paėmėjai. Einam. Haris išsekė paskui Hagridą. Dangus buvo giedras, jūroje ribuliavo saulės bliksniai. Dėdės Vernono išsinuomota valtis supusi ant bangų. Po audros joje buvo daug vandens. Kaip čia atsiradai? Paklausė Haris, darydamasis kitos valties. Atskridau, atsakė Hagridas. Atskridai? Aha, bet dabar mes plauksim. Su tavim neturiu teisės griebtis burtų. Jie sulipo į valtį. Haris paksojo į Hagridą, bandydamas įsivaizduoti jį skrendant. Tingisi ir kloti, tarė Hagridas, šnairuodamas į Harį. Jei aš bent kiek pagreitinsiu kelionę, ar Hogwartse neprasitarsi? Žinoma, ne, patikino Haris, nekantraudamas išvysti dar šiek tiek magijos. Hagridas vėl išsitraukė rausvą į skėtį, 2 kartus pastukseno juo į valtį ir jie skriste nuskriejo kranto link. Kodėl beprotystė bandyti apiplėšti Gringotą? Paklausė Haris.
Gerai, burbtelėjo Hagridas, įskleisdamas laikraštį. Sako, kad saugyklą saugo slibinai. Be to sunku rasti kelią. Gringotas įsikūręs 100 mylių gylyje. Giliai po Londono metro. Mirtum iš alkio mėgindamas išsigauti viršun. Net jei ir būtų pavykę ką nors nudžiauti. Haris galvojo apie jo žodžius, o Hagridas skaitė laikraštį. Magijos žinios. Iš dėdės Vernono Haris buvo išmokęs, kad žmonių negalima kalbinti, kol jie tuo užsiėmė, bet buvo labai sunku ištylėti, nes niekad gyvenime neturėjo šitie klausimų. Magijos ministerija vėl priverė košės, suburbėjo Hagridas, perversdamas puslapį. Yra ir magijos ministerija, neištvėrė Haris. Aišku, norėjo žinoma, kad Dumbledoras būtų ministras, bet jis ne už ką nenorėjo palikti Hogwartso, taigi postą gavo Kornelijus Karamelė. Tokio gvėros pasaulis nėra matęs, kas rytą leidžia pas Dumbledorą pelėdas, prašydamas patarimų. Bet kągi veikia magijos ministerija? Na, svarbiausias jos darbas – nuslėpti nuo žiobarų, kad visoje šalyje tebėra daugybė raganų ir burtininkų. O kam? Kam? Na žinai, Hari, juk kiekvienas norėtų stebuklingai burtais įveikti visus sunkumus. Ne, verčiau tegu nieks neužuodžia. Valtis švelniai dunkstelėjo į prieplauko sieną. Hagridas sulankstė laikraštį ir akmeniniais laiptais jau užlipo į gatvę. Per mažą miestelį juodviem žingsniuojant į stotį, praeiviai sprogino akis į Hagridą. Haris jų nekaltino. Hagridas ne tik buvo 2 kart aukštesnis už juos, bet ir nuolat rodė pirštu į paprasčiausius daiktus. Pavyzdžiui, automobilių stovėjimo skaitiklius. Ir garsiai šūkalojo. Matai, Hari, ko tik neprisigalvojo tie žiobarai, a? Hagridai, tarė Haris net uždusęs, mat reikėjo neatsilikti nuo milžino. Sakei, Gringotse yra slibinų? Girdėjau, kad taip, atsakė Hagridas. Ot, norėčiau turėti slibiną. Turėti? Nuo mažų dienų noriu. Va čia sukam. Priėjo stoti, po 5 minučių išvyksta traukinys į Londoną. Hagridas nepažįstantis žiobaro pinigų. Atidavė jos Hariui, kad nupirktų bilietus. Traukinyje žmonės dar labiau spoksojo. Hagridas susisėdo ir ėmė megzti kažką panašaus į aitriai geltoną cirko palapinę. Tebe turi laišką, Hari, paklausė skaičiuodamas akis. Haris išsitraukė iš kišenės pergamentų lapą. Gerai, tarė Hagridas. Ten yra sąrašas, ką tau reikia nusipirkti. Haris išskleidė kitą lapą, kurio vakare nebuvo pastebėjęs, ir perskaitė. Hogwartso burtų ir kerėjimo mokykla. Uniforma. Pirmakursiams reikia turėti 3 darbinius apsiaustus juodus, 1 dieninę smailę skrybėlę juodą, 1 apsauginės pirštines, slibino odos ir panašias, 1 žieminę mantiją juodą su sidabro sagtimis. Atkreipiame dėmesį, kad ant visų drabužių turi būti prisiūta pavardė. Vadovėliai. Visi mokiniai privalo turėti šias knygas. Miranda Vištvanaginė. Tipinių kerėjimų knyga 1 klasiai. Batilda Maišienė. Magijos istorija. Adalbertas Abejoklis. Magijos teorija. Emerikas Žabas. Pavertimų pradžiamokslis. Filida Spora. 1000 stebuklingųjų žodžių ir grybų. Arsenijus Erkė. Stebuklingiai geralai ir nuodai. Newtas Miglaputis. Fantastiniai gyvūnai ir kur juos rasti. Kventinas Trimblis. Juodoji magija ir kaip nuo jos apsisaugoti. Kitos mokymo priemonės. 1 burtų lazdelė, 1 katilas, alavinis standartinio 2 dydžio. 1 komplektas stiklinių ir krištolinių buteliukų, 1 teleskopas, 1 žalvarinės svarstyklės. Moksleiviams galima turėti savo pelėdą, katę ar rupūžę. Tėvams primenama, kad pirmakursiams neleidžiama naudotis savo šluotomis. Nejau visą tai galima nusipirkti Londone, nusistebėjo Haris. Jeigu žinai, kur eiti, tarė Hagridas. Haris niekad nebuvo lankęsis Londone, nors Hagridas regis žinojo kelią, bet akivaizdžiai nebuvo pratęs kur nors patekti paprastu būdu. Metro jis įstrigo bilietų kontrolės barjere, o vagone ėmė garsiai skųstis, kad sėdynės per mažos ir traukinys per lėtai važiuoja. Nesuprantu, kaip žiobarai apsieina be burtų, bambėjo kopdamas sugedusiu eskalatoriumi. Jie atsidūrė judrioje gatvėje.
pilnoje parduotuvių. Hagridas buvo toks stambus, kad skrote minė it ledlaužis. Hariui tik reikėjo neatsilikti. Jie ėjo pro knygynus ir muzikos parduotuves, mėsainių barus ir kino teatrus, bet nesimatė jokios krautuvėlės, kurioje galėtum įsigyti burtų lazdelę. Paprasčiausia gatvė, sausakimša paprasčiausių žmonių. Nejau iš tiesų daugelio mylių gylyje guli krūvos burtininkų aukso. Nejau tikrai esama parduotuvių prekiaujančių kerėjimo knygomis ir šluotražiais. Ar tik visa tai nebus grandiozinis durslių pokštas? Jei Haris nebūtų žinojęs, kad dursliai neturi nė lašo humoro, gal ir būtų patikėjęs. Vis dėlto, nors viskas, ką Hagridas pasakojo, rodės neįmanoma, Haris negalėjo juo netikėti. Štai, tarė Hagridas ir sustojo. Kiauras katilas, garsi parduotuvė. Tai buvo mažutė nusmurgusi užeiga. Jei Hagridas nebūtų parodęs, Haris nebūtų pastebėjęs. Pro šalį skubantys žmonės į ją net nedirstelėdavo. Jų žvilgsniai krypo į didelį knygyną, paskui į muzikos įrašų krautuvę kitoje gatvės pusėje. Hariui staiga pasidingojo, kad kiaurą katilą mato tik jis ir Hagridas. Nespėjus apie tai prasižioti, Hagridas jį išstūmė vidun. Pagal tokią garsią vietą buvo per daug tamsu ir prasta. Kertai sėdėjo kelios senučiukės ir iš mažų taurelių siurbčiojo cheresą. Viena rūkė ilgą pypkę, kažkoks žmogutis užsimaukšlinęs cilindrą šnekučiavosi su barmenu, kuris buvo plikas kaip kiaušinis ir panašus į išsišiepusi bedantį graikinį riešutą. Juodviem įėjus šnekos nutilo. Visi atrodo pažinojo Hagridą. Jie mojo, šypsojosi, o barmenas iškart siekė stiklo ir paklausė. Kaip visada, Hagridai? Negaliu, Tomai. Esu čia Hogvartso reikalais, atsisakė Hagridas, uždėdamas savo letiną Hariui ant peties, kad tam net keliai sulinko. Vajetau, išvertė į Harį akis barmenas. Nejaugi čia, ar gali būti, kiauram katile staiga įsiviešpatavo visiška tyla. Dievaži, sušnibždėjo senukas barmenas. Juk tai Haris Poteris, kokia garbė. Jis išpuolė iš už baro, prišoko prie Hario ir su ašarom akyse suspaudė jam ranką. Sveiki sugrįžę, ponaitį Poterį. Sveiki sugrįžę. Haris neišmanė, ką ir sakyti. Visi žiūrėjo į jį. Senutė su pypke papsėjo ją nejausdama, bet pypkė užgesusi. Hagridas išsišiepė kaip jaunas mėnuo. Suburkšėjo visos kėdės ir Haris staiga pamatė, kad visi kiauro katilo lankytojai jam duoda ranką. Doris Crockford, ponė Poteri, negaliu patikėti, kad pagaliau su jumis susipažinau. Kaip aš džiaugiuosi, ponaitį Poteri, kaip didžiuojasi. Visad svajojau paspausti jums ranką, aš taip jaudinuosi. Taip džiaugiuosi, ponė Poteri, negaliu nei apsakyti. Esu Dedalas Diglis. Aš jūs esu matęs, sušuko Haris, kai Dedalui Digliui iš įkarščio nukrito cilindras. Kartą jūs man nusilenkite parduotuvėje. Jis prisimena, suglėjo Dedalas Diglis, apžvelgdamas visus. Ar girdėjot, jis mane prisimena? Haris spaudė ir spaudė rankas. Doris Crockford savoje atkišo nežinia kelintą kartą. Jo pusėn nervingai žengė išblyškęs jaunikaitis. Vienoje akis trūkčiojo. Profesorius Kvirlis, pradžiugo Hagridas. Hari, profesorius Kvirlis bus vienas iš to mokytojų Hogvartse. Poteri, sumikčiojo profesorius, čiaupdamas Harį už rankos. Nemoku išreikšti, kaip malonu tave matyti. Ką jūs dėstote, profesorių Kvirlį? Apsisaugojama nuo juodosios magijos, sumurmėjo profesorius. Kvirlis taip, lyg jam būtų negera, net pagalvoti apie tai. Tik tau vargu, ar to reikia, Poteri, nervingai nusijuokė jis. Turbūt atėjai čia apsipirkti, ką? Pats noriu naujos knygos apie vampyrus. Ši mintis regis jį baisiai išgąsdino. Tačiau kiti neleido profesoriui Kvirliui pasisavinti Hario. Tik po kokių 10 minučių jis nuo jų visų išsivadavo. Pagaliau Hagridas perrėkė triukšmą. Na, užtenka, Hari, šitiek visko reikia supirkti. Doris Crockford paskutinis iki paspaudė Hariui ranką. Ir Hagridas per barą išvedė į nedidelį aptvertą kiemą, kur stovėjo šiukšlių konteineris ir kerojo piktžolės.
Hagridas išsišiepė. Ar nesakiau, netikėjai, kad esi garsenybė. Net profesorius Kvirlis drebėjo su tavim susipažindamas. Žinok, jis visada dreba. Ar visada toks nervingas? O taip, vargšelis. Auksinė galva. Viskas buvo gerai, kol studijavo knygas. Bet paskui pasiėmė metus praktikos. Girdėjau, kad Švarcvalde susidūrė su vampyrais ir turėjo nemalonumų per vieną raganą. Nuo tada vaikšto kaip nesavas. Bijo mokinių, bijo savo dėstomų dalykų. Ei, kurgi mano skėtis? Vampyrai, raganos, Hariui sukosi galva. Tuo tarpu Hagridas skaičiavo plytas viršum šiukšlių konteinerio. 3 aukštyn, 2 į šoną. Tvarka, pasitrauk Harį. Skėčio smaigaliu jis 3 kartus pabeldė į tą vietą. Plyta sukrutėjo. Jos vidury pasidarė skylė. Ji plėtėsi ir plėtėsi. Ir po valandėlės priešais juos atsivėrė arka, pakankamai plati, net Hagridui praleisti. Už tos arkos vingiavo ir nyko tolyje akmenimis grįsta gatvė. Sveikas atvykęs į skersinį skersgatvį, tarė Hagridas ir nusijuokė iš Hario apstulbimo. Jie įžengė pro arką. Haris greit dirstelėjo per petį ir pamatė, kad arka už nugarą susiraukė. Liko lygi siena. Prie artimiausios krautuvėlės saulėje blizgėjo katilų šūsnis. Virš jų iškaba skelbė. Visokios talpos katilai – variniai, žalvariniai, alaviniai, sidabriniai, savamaišiai ir susiveriantieji. Aha, tau reikės katilo, pasakė Hagridas, bet pirmiausia turim paimti pinigų. Haris gailėjosi, kad neturi dar bent 8 akių. Eidama šaligatviu, kaip užsuktas sukiojo į galvą, į visas pusės stengdamas viską pamatyti. Parduotuvės, prekes šalia jų, pirkėjus. Priešais vaistinę drūta moteriškė purtė galvą bambėdama. Gal išprotėjo? 17 siklių užsilibino jaknas. Iš tamsios krautuvėlės su iškaba Ailopso pelėdų centras, naminės ir baltosios pelėdos, sklido tykus ūbavimas. Keli berniukai maždaug Hario metų stovėjo priploję nosis prie šluotrožių vitrinos. Žiūrėk, išgirdo Haris, aureolė 2000. Šiuo metu greičiausia šluota. Jie ėjo pro parduotuves, prekiaujančias mantijomis, teleskopais ir keistais Hariui lig tol nematytais sidabro įnagiais. Vitrinos buvo užverstos šikšnosparnių blužnių ir ungurių akių statinėmis, kerėjimo knygų šūsnimis, žąsies plunksnomis ir pergamento ritinėliais, visokių geralų buteliais, mėnulio gaubliais. Štai ir Gringottsas, tarstelėjo Hagridas. Juodu išvydo sniego baltumo pastatą, iškilusi virš visų parduotuvėlių. Šalia jo, tviskančių žalvarinių durų, apsirengęs raudona ir auksos spalvos uniforma stovėjo taip, goblinas, ramiai tarė Hagridas. Ir balto akmens laiptais jie užlipo pas jį. Goblinas buvo Hariui iki pečių. Juodbruvo gudraus veido. Smaile, barzdele ir pastebėjo Haris, labai ilgais pirštais ir pėdomis. Jiems įeinant į vidų jis nusilenkė. Viduje jie pamatė kitas duris, šiuokart sidabrines. Jose buvo išraižyti tokie žodžiai. Eikš ateivi, tik šiukštu, nesigviešk svetimų turtų, nes kai ima, bet neduoda, moka brangiai už aukso puodą. Tad jei pogrindinį lysi ir ne savo lobio paprašysi, perspėjam vagie, griežtai, ne vien grobį rasi tenai. Kaip jau sakiau, būtų beprotystė bandyti apiplėšti banką, priminė Hagridas. 2 goblinai nusilenkė, įleido juos pro sidabrines duris ir jie atsidūrė didelėje marmuro salėje. Už ilgo aukšto darbastalio ant aukštų kėdžių sėdėjo gal 100 goblinų ir skrebeno didelėse sąskaitų knygose. Žalvario svarstyklėmis vėrė monetas, pro didinamosius stiklus apžiūrinėjo brangakmenius. Salė turėjo baisybę durų, pro visas goblinai įleidinėjo ir išleidinėjo klientus. Haris su Hagridu žengė prie stalo. Labas rytas, tarė Hagridas, neužsiėmusiam goblinui. Atėjom paimti šiek tiek pinigų iš pono Hario Poterio saugyklos. Ar turite jo raktą, ponė? Kažkur turiu, atsakė Hagridas ir iškratė kišenes. Goblino buhalterinę knygą apiberdamas papelijusiais šunų sausainiais. Goblinas suraukė nosį. Haris žiūrėjo, kaip dešinėje
Kitas goblinas sveria krūvelę rubinų, stambių lyg žioruojančios žarijos. Radau, pagaliau pranešė Hagridas ir atkišo auksinį raktelį. Goblinas prikišo nosį. Rodos tikras. Dar turiu profesoriaus Dumbledoro laišką. Oriai išpūtė krūtinę Hagridas. Dėl pat žinote ko padėjo 713 saugykloje. Goblinas lėtai perskaitė laišką. Gerai, tarė atiduodamas jį. Liepsiu nuvežti jūs prie abiejų saugyklų. Graibštuolis irgi buvo goblinas. Kai Hagridas susikišo atgal į kišenes visus išmėtytus šunų sausainius, pro vienas duris abudu išsekė paskui graibštuolį. Kas tas pats žinote kas, esantis 713 saugykloje, paklausė Haris. Negaliu pasakyti, mįslingai atsakė Hagridas. Didelė paslaptis. Hogwartso reikalai. Dumbledoras manim pasitikėjo. Prarasčiau darbą, jei išduočiau. Graibštuolis atidarė jiems duris. Haris tikėjęsis dar daugiau marmuro nustebo. Jie stovėjo siaurame akmeninėme koridoriuje, kurį apšvietė deglai. Koridorius staigiai smego žemyn. Asla ėjo siauručiai bėgiai. Graibštuolis sušvilpė ir bėgiais atlėkė mažutis vagonėlis. Juodu įlipo. Hagridas tik vargais negalais. Ir jie nuvažiavo. Iš pradžių dardėjo tuneliu labirintu. Haris bandė įsiminti kelią. Kairėn, dešinėn, išsišakojimas, dešinėn, kairėn, bet buvo neįmanoma. Barškantis vagonėlis regis pats žinojo, kur važiuoti, nes graibštuolis nevairavo. Nuo šalto oro greitai lekiant peršėjo akys, bet Haris sėdėjo plačiai atsimerkęs. Sykį pasirodė, kad vieno tunelio gale plykstelėjo ugnis ir jis vikriai atsigręžė pasižiūrėti, ar tenai neslibinas, bet nespėjo. Jie nėjo dar giliau ir pravažiavo požeminį ežerą, kur iš urvo lubų ir dugno augo stalaktitai ir stalagmitai. Aš taip ir neatskiriu stalaktitų nuo stalagmitų, perrėkdamas dardėjimą sušuko Haris Hagridui. Stalagmitai turi M raidę, atsakė Hagridas. Ir nieko daugiau manęs neklausinėk, nes atrodo vemsiu. Jis išties buvo pažaliavęs, o kai vagonėlis pagaliau sustojo prie kažkokių durelių, išsiropštė ir atsirėmė į sieną, kad nedrebėtų keliai. Graibštuolis atrakino dureles. Išsiveržė žalių dūmų kamuolys. Jiems išsisklaidžius, Haris aiktelėjo. Viduje gulėjo krūvelės aukso, sidabro rietuvės, varinių knutų kalnai. Viskas tavo, nusišypsojo Hagridas. Viskas Hario, neįtikėtina. Dursliai aišku nieko apie šį turtą nežinojo, nes būtų akies mirksniu priglobę. Kiek kartų skundėsi, kaip brangu jiems išlaikyti Harį, o visą tą laiką giliai po Londonu gulėjo jam priklausantis lobis. Hagridas padėjo Hariui prisikrauti krepšelin pinigų. Auksinės monetos vadinasi galeonai, paaiškino. Galeonas turi 17 sidabro siklių, o siklis 29 knutus. Nesunku prisiminti. Kągi, porai semestrų pakaks, likusius tau palaikysim. Jis atsisuko į graibštuolį. Dabar prašom į 713 saugyklą, bet jeigu galima, lėčiau. Turim tik vieną greitį, tarė graibštuolis. Vagonėlis, tolydžiai įsibėgėdamas, pasileido dar giliau. Darėsi vis šalčiau, tuneliai siaurėjo. Jie nudundėjo po žeminių tarpeklių ir Haris pasilenkė per kraštą pasižiūrėti. Bene ką išvys tamsiame jo dugne, bet Hagridas suniurzgė ir atitraukė iš pakarpos. 713 saugykla neturėjo užrakto. Pasitraukit, jis sakė graibštuolis. Vienu iš savo ilgųjų pirštų jį švelniai perbraukė per duris ir jos tarsi ištirpo. Jei šitai pamėgintų padaryti kas nors kitas, negringoco goblinas būtų įtrauktas vidun ir nebeišeitų, pasakė graibštuolis. O dažnai tikrinat, ar kas nepakliuvo, pasidomėjo Haris. Maždaug kas 10 metų, išsivėpė graibštuolis. Haris neabejojo.
kad šitaip saugomame podelyje turi būti kas nors nepaprasta ir nekantriai palinko į priekį, vildamasis pamatyti bent jau pasakiškus deimantus. Tačiau iš pirmo žvilgsnio vidus pasirodė tuščias. Paskui jis pastebėjo ant grindų prasto rudo popieriaus paketėlį. Hagridas jį paėmė ir įsikišo giliausian apsiausto kišenėn. Hariui magėjo sužinoti, kas tai, bet suprato, jog verčiau neklausti. Nagi, lipam vėl į tą pragaro vežimą ir nekalbink manęs, geriau būsiu susičiaupęs, tarė Hagridas. Pardūmę vagonėliu, markstydamiesi nuo saulės, juodu vėl atsirado priešais Gringoco banką. Haris neišmanė, kur pirmiausia mestis, kai dabar toks turtingas. Nereikėjo žinoti, kiek galionų atitinka svaras sterlingų, kad suvoktų krepšelėje turės daugiau, nei susidarytų per visą gyvenimą gautų pinigėlių. Net Dudlis niekad šitiek neturėjo. Galim čia nupirkti tą uniformą, pasakė Hagridas, linktelėdamas iškabą Madame Malkin drabužiai kiekvienai progai. Klausyk, Hari, tu nieko prieš, jei aš muktelėsiu į kiaurą katilą. Bent kiek pataisyti sveikatos. Negaliu pakęsti Gringoco vežimų. Jis išties atrodė prastai, tad Haris nedrąsiai vienas įžengė į Madame Malkin parduotuvę. Madame Malkin buvo kresna, violetiniam drapanom vilkinti ragana. Jis šypsojosi. Sakai, Hogwartso uniformos? Pertraukė į Harį. Viską turiu. Tiesą sakant, šiuo metu matuojasi kitas jaunikaitis. Parduotuvės gale ant žemos kėdutės stovėjo berniukas, blyškiu, smailiu veideliu, o kita ragana smaigstė jam ilgo juodo apsiaustą apačią. Reikėjo patrumpinti. Madame Malkin šalia jo pastatė ir Harį, užmovė ilgą apsiaustą ir taip pat ėmė smeigtukai žymėti ilgį. Labas, užkalbino į berniukas. Irgi į Hogwartsą? Taip, atsakė Haris. Mano tėvas šalimais perka knygas, o mama tolesniai parduotuvėje renka burtų lazdelę. Tingių balsu pasigyrė berniukas. Paskui nutempsiu juos pažiūrėti lenktyninių šluotų. Nesuprantu, kodėl pirmakursiams negalima turėti savų. Manau, prispirti tėvą, kad nupirktų ir kaip nors įsineši mokyklon. Harry berniūkštis smarkiai priminė Dudlį. O tu, ar turi nuosavą šluotą? Nusiliovė tasai. Ne, tarstelėjo Haris. Kvidičą žaidė? Ne, vėl atsakė Haris, neįsivaizduodamas, kas po paradės galėtų būti tas kvidičas. O žaidžiu. Tėvas sako, būti nusikaltimas, jei manęs nepaimtų į koledžų rinktinę. Ir aš pritariu. Ar jau žinai, kokiam koledže mokysies? Ne, atsakė Haris, jausdamasis vis kvailiau. Na, iš tikrųjų niekas nežino, kol neatvyksta į mokyklą, bet aš žinau, kad būsiu klastuninė. Visa mūsų šeima ten buvo. Ką tu, jei pakliūčiau į švilpynę, tikriausiai mešiu mokyklą, o tu? Numykė Haris, apgailestaudamas, kad neturi ko įdomesnio atsakyti. Tik pažiūrėkite tą milžiną, staiga sušuko berniūkštis, linktelėdamas lango pusėn. Ten stovėjo Hagridas. Jis šypsojosi Hariui ir rodė į 2 ledų kūgius rankose. Atseit negalite daryti durų. Čia Hagridas, pasakė Haris, patenkintas, kad mokykloje turi pažįstamą, o berniūkštis ne. Dirba Hogwartse. Girdėjau, jis ten lyg ir tarnas. Sargas, atšovė Haris, vis labiau nemėgdamas vaikėzo. Va, girdėjo tikras laukinis, gyvena lūšnelį mokyklos teritorijoje. Tarpais vis pasigeria, tada bando užsiimti magiją, bet tik taip padega savo lovą. Manau, jis nuostabus, šaltai tarė Haris. Nejaugi, purkštelėjo vaikėzas. Kodėl jis su tavim? Kur tavo tėvai? Mirė, striukai atsakė Haris. Nenorėjo šitam vaikui smulkiai aiškinti. O, atleisk, nekiek neatsiprašomai tarė vaikėzas. Bet jie buvo mūsiškiai, ar ne? Jie buvo burtininkai, iš to klausė. Tikrai neturėtų priimti kitokių, kaip sakai. Kiti vaikai netokie, jie užaugo nieko, nenutukdami apie mūsų reikalus. Kai kurie sužinojo apie Hogwartsą tik tada, kai gavo laišką. Įsivaizduoji? Manau, Hogwartsą turėtų mokytis tik senų burtininkų šeimų ąžuolas. Tiesa, kokia ta pavardė? Hariui nespėjus atsakyti, Madame Malkin pranešė. Jau baigiau, vaikelį. Ir Haris, niekiek nesigailėdamas, kad nebereikš šnekėti su berniūkščiu, stryktelėjo nuo kėdutės.
Na, susitiksim Hogwartse, nutęsė vaikėsas. Laižydamas Hagrido nupirktus ledus, avietinius, glaistytus šokoladu ir su kapotais riešutais, Haris tylėjo. Kas ne taip, prabilo Hagridas. Nieko, pamelavo Haris. Juodu sustojo nusipirkti pergamento ir žąsies plunksną. Haris pralinksmėjo radęs buteliuką rašalo, kuris rašant keičia spalvą. Gatvėje jis paklausė. Hagridai, kas yra kvidičas? Kad vilkolakiai Hari. Vis užmirštu, kiek nedaug tu žinai. Nežinoti apie kvidičą? Liaukis, man ir taip negera, pasakė Haris ir papasakojo apie blyškiaveidį berniuką Madame Malkin parduotuvėje. Ir dar sakė, kad vaikai žiobarų šeimų neturėtų pakliūti į... Tu nesi žiobarų šeimos. Kad jis būtų žinojęs, kas tu toks. Juk užaugau su tavo vardu. Jeigu jo tėvai burtininkai, tu juos matei kiaurame katile. Be to, ką jis išmano? Geriausi iš tų, kuriuos pažinojau, buvo kaip tik kilę iš žiobarų, kad ir tavo mama. Betgi matai, kokia jos seserėlė. Taigi kas tas kvidičas? Toks mūsų sportas, burtininkų. Panašus į žiobarų futbolą, tik žaidžiame ore, skraidant ant šluotų ir 4 kamuoliais. Taisyklės sunkoka paaiškinti. O kas yra klastūnynas ir švilpynė? Mokyklos koledžai, jų 4. Visi sako, kad švilpynė mokosi vieni mulkiai, bet... Dedu galvą, kad pakliūsiu švilpynę, liūdnai tarė Haris. Geriau švilpynė negu klastūnynas, niauriai pasakė Hagridas. Nebuvo nei vieno burtininko raganos, kurie klastūnynė nebūtų nuėję šunkeliais. Tarp jų ir pats žinai kas. Pats žinai kas mokėsi Hogwartse? Prieš daugybę metų. Užėję į Gražmanas ir Juodulius, jie supirko Hariui reikalingas knygas. Lentynos iki pat lubų buvo pilnos oda ir ištų tomų, didelių ir šaligatvio plokštės. Knygelyčių sulig pašto ženklais šilku aptrauktais viršeliais, knygų prirašytų nesuprantamais simboliais ir knygų tuščiais puslapiais. Net ir Dudliui gyvenime niekad nieko neskaitančiam būtų knietėję, kai kurias pačiupinėti. Hagridas turėjo tempte nutempti Harį nuo profesoriaus Žalymo kerštininko monografijos, užkeikimai ir atkeikimai, užburk savo draugus ir sutriuškink priešus naujausiais keršto būdais, nuvaryk plaukus, kojas pavers drabučiais, atimk kalbą ir taip toliau. Norėjau rasti būdą, kaip užkeikti Dudlį. Nesakau, kad nevertėtų, bet žiobarių pasaulyje burtus galima naudoti tik išimtinais atvejais, paaiškino Hagridas. Bet to vis tiek nieko nepaveiktum. Reikės daug mokytis, kol sugebėsi burti. Hagridas neleido Hariui įsigyti gryno aukso katilo. Sąraše pasakyta alavinis. Bet jie nusipirko dailias svarstykles, nuodų ir vaistų sudėtinėms dalims vertę ir sustumiamą į teleskopą. Po to apsilankė vaistinėje, kur buvo taip įdomu, jog nebepaisė klaikios supuvusių kiaušinių ir kopūstų smarvės. Ant grindų stovėjo statinė su kažkokiais bliaumais. Lentynos buvo prikimštos džiovintų žolių ir šaknų, spalvotų miltelių stiklainių, o palubėje kabojo plunksnų ryšeliai, ilčių ir surėtusių nagų vėriniai. Kol Hagridas aiškinosi su pardavėjai, kokių medžiagų reikėtų pirmakursiui, Haris apžiūrinėjo sidabrinius vienaragio ragus, po 21 galioną ir mažulytės blizgančias juodas vabalų akutes, 5 knutai už semtuvėlį. Gatvėje Hagridas peržvelgė Hario sąrašą. Dar liktų burtų lazdelė. Vaja, ašgi tau neturiu gimtadienio dovanos. Haris užraudo. Juk nebūtina. Žinau, kad nebūtina, klausyk, nupirksiu tau gyvūną. Ne rūpužę, rūpužė seniai išėjo iš mados, tave užjuoktų. Kačių aš pats nemėgstu. Man jos tik čiaudulį varo. Nupirksiu pelėdą. Visi vaikai nori pelėdų. Jos baisiai naudingos, nešioja paštą ar taip ką nors. Po 20 minučių jie išėjo iš Ailopso pelėdų centro, kuriame viešpatavo tamsa, o tamsa buvo pilna šiukšdėjimo ir žybsinčių lyg deimantai akių. Haris nešėsi didelį narvelį su gražuole baltąja pelėda, kuri kietai miegojo pasikišusi snapą po sparnu. Dėkodamas į susijaudinimo ėmė mikčyti, visai kaip profesorius Kvirilis. Nėra už ką, akimiai tarė Hagridas. Nemanau, kad iš Durslių būtum gavęs daug dovanų. Beliko užeit pas Olivanderį. Jis laiko geriausią burtų lazdelio krautuvę, o tau reikia ne bet kokios. Burtų lazdelė, štai ko Haris labiausiai trokško. Paskutinė krautuvėlė toje gatvėje buvo siaurutė ir apšepusi.
Apsilupinėjusios paauksuotos raidės virš durų skelbė: Olivanderiai, puikių burtų lazdelių gamintojai nuo 382 metų prieš Kristų. Apdulkėjusioje vitrinoje ant išblukusios raudonos pagalvėlės gulėjo viena lazdelė. Jiems žengiant vidun, kažkur namo gilumoje sutilindžiavo varpelis. Mažučiam kambarėlį buvo kaip ir tuščia, tik stovėjo suklypusi kėdė. Ant jos Hagridas atsisėdo laukti. Haris pasijuto keistai, lyg atėjęs į griežtas taisykles turinčią biblioteką. Norėjęs daugybę naujų klausimų, besiveržiančių pro gerklę, ėmė spaksoti tūkstančius siauručių dėželių, tvarkingai sukrautų į retuvės iki lubų. Kažkodėl pašiurpo sprandas. Net tyla ir dulkės regis alsavo slapta magija. Sveiki, ištarė tylus balsas. Haris pašoko. Matyti ir Hagridas pašoko nuo tos suklypusios kėdės, nes jį garsiai sugirgždėjo. Priešais juos stovėjo senukas. Jo šviesios ovalios akys krautuvėlės prieblandoje švietė tarsi mėnuliukai. Sveiki, droviai atsakė Haris. Taip, jau senokai laukiu tavęs pasirodant Harry Potterį. Turi motinos akis. Rodos tik vakar pirko iš mane savo pirmąją lazdelę. 10 colių ilgio, šmaikščią, padaryta iš karklo. Puikiai lazdelė kerėti. Ponas Olivanderis priėjo artyn. Hariui norėjosi, kad senukas bent mirksėtų. Sidabriškos jo akys buvo širpokos. Na, o tavo tėvui labiau patiko raudonmedžio lazdelė. 11 colių, lanksti, šiek tiek galingesnė, ideali, kai nori ko nors pasiversti. Žinok, tavo tėvas, jie džiaugiasi. Lazdelė verta tikro burtininko. Ponas Olivanderis priėjo taip arti, kad beveik sudūrė su Hariu nosį. Haris matė savo atvaizdą tose blausiuose akyse. Štai kur. Ponas Olivanderis ilgų baltų pirštų palietė žaibo formos randą Hario kaktoje. Labai gaila, kad kaip tik aš pardaviau taip padariusi lazdelę. Tyliai tarė jis. 13,5 colių, kukmedžio, galinga, nepaprastos galios, o blogose rankose, jei būčiau žinojęs, kas tai lazdelei lemta įvykti. Jis papurtė galvą ir Hario džiaugsmu atsigręžė į Hagridą. Rubėjus Hagridas, kaip malonu vėl tave matyti. Ąžuolinė, 16 colių, gan lanksti, ar ne? O taip, ponė, taip, sumurmėjo Hagridas. Gera buvo lazdelė, tačiau tikiuosi ją sulaužė, kai tave išmetė iš mokyklos. Netikėtai užsipuolė ponas Olivanderis. Taip, sulaužė, nesmakiai mindžikuodamas, atsakė Hagridas. Bet aš pasilikau šakaliukus, linksmai pridūrė. Bet gal jų nenaudojai? Griežtai paklausė ponas Olivanderis. Ne, ponė, skubiai patikino Hagridas. Haris pastebėjo, kad jis stipriai sugniaužė savo raisvą skėtį. Pervėjė žvilgsniu ponas Olivanderis. Nagi, ponaitė Poterį, pažiūrėkim. Iš kišenės išsitraukė sidabriniais ženklais išmargintą metrą. Katra ranka mojuosi burtų lazdelę. Aš dešiniarankis, tarė Haris. Duokš ranką šitaip. Jis pamatavo visą ranką paskui dilbę, atstumą nuo peties iki grindų, nuo kelių iki pažasties, galiausiai metru apjuosė galvą, matodamas kalbėjo: Visos Olivanderio firmos lazdelės turi šerdį, pripiltą baisiai stiprios stebuklingos medžiagos, ponaitė Poterį. Mes naudojam vienarago plaukus, fenikso uodegos plunksnas ir slibinų širdis. Nerasi 2 panašių Olivanderio firmos lazdelių. Ir aišku, jokio kito burtininko lazdelė negausi tokių gerų rezultatų. Staiga Haris pajuto, kad metras jam pats matuoja tarpelį tarp šnervių. Ponas Olivanderis kilnojo dėžutes lentynose. Gana, tarė, ir metras susirangė ant grindų. Gerai, ponaitė Poterį, pabandyk šitą. Bukmedžio, su slibino širdimi, 9 colių, graži ir judri, imk ir mostelk. Haris paėmė lazdelį ir jausdamasis kvailai pamojavo, bet ponas Olivanderis iškart ištraukė lazdelę jam iš rankos. Klavo, su fenikso plunksna, 7 colių, visai šmaikšti. Bandyk. Haris pabandė, bet nespėjo nemostelti, kai ponas Olivanderis ją atėmė. Ne, va, juodmedžio su vienaragio plauku. 8,5 colio, tampri. Bandyk. Haris pabandė, paskui dar ir dar. Neįsivaizdavo, ko ponas Olivanderis nori. Ant suklypusios kėdės augo išmėgintų lazdelių krūva, bet ponas Olivanderis vis labiau džiaugdamasis traukė iš lentynų lazdeles. Įnoringas klientas, nieko, tuoj surasim idealią. Kaži gal...
Taip, kodėlgi ne? Neįprastas derinys. Bugienės ir Fenikso plunksna. 11 colių. Daili ir liauna. Haris paėmė lazdelę. Staiga pirštai užkaito. Jis iškėlė lazdelę virš galvos, užsimojo, lazdelė sušvilpė durkiname ore. Iš jos galiuko, lyg fejerverkas, pasipylė raudonas ir auksinės kibirkštis, numargino sienas šokančiomis švieselėmis. Hagridas riktelėjo, suplojo delnais, o ponas Ollivandris sušuko: "Valio, iš tikrųjų nuostabu, na, kaip įdomu, be galo įdomu." Tebebambėdamas įdomu, jis įdėjo Hario lazdelę dėžutėn, o šią suvyniojo į rudą popierių. "Atsiprašau," prakalbo Haris. "Kasgi taip įdomu?" Ponas Ollivandris įsmeigė į Harį savo blyškiąsias akis. "Aš prisimenu visas parduotas lazdeles, ponaiti Poteri. Kiekvieną. Taip jau atsitiko, kad tas Feniksas, kurio uodegos plunksna yra tavo lazdelėje, lig tol buvo davęs plunksną tik vieną kartą. Išties įdomu, jog tau lemta turėti lazdelę, kurios sesuo paliko tau šitą randą." Haris norėjo seilę. Taip, 13,5 colio, kukmedžio, neįtikėtini sutapimai. Nepamiršk, kad lazdelė pati pasirenka burtininką. Manau, iš tavęs galėsime tikėtis didelių dalykų, ponaiti Poteri. Šiaip ar taip, tas, kurio vardas neminėtinas, atliko didžius žygius. Baisius, tačiau didžius. Haris sudrebėjo. Nelabai jam patiko ponas Ollivandris. Jis sumokėjo už lazdelę 7 aukso galionus ir ponas Ollivandris nusilenkęs išlydėjo jos laukan. Saulė jau krypo vakarop, kai Haris su Hagridu grįžo į skersinę skersgatvę. Atgal per sieną, per ištuštėjusį kiaurą katilą, Haris tylėjo. Metro traukinyje nepastebėjo, kaip žmonės vėpso juos, apsikrovusiais keistais paketais, ir į pelėdą, miegančią Hariui ant kelių. Aukštyn eskalatoriumi, ir štai jie Paddingtono stotyje, kuris pamatė, kur esąs tik tada, kai Hagridas paplojo per petį. "Iki traukinio dar gali užkąsti," pasakė. Jis nupirko Hariui mėsainį ir abu ėmė valgyti atsisėdę ant plastikinių kėdžių. Haris nesiliovė dairytis. Viskas atrodė nei šiaip, nei taip. "Ar viskas gerai, Hari? Tu toks tylus," susirūpino Hagridas. Haris abejojo, ar mokėtų paaiškinti. Jis sulaukė gražiausio gyvenime gimtadienio, bet vis tiek, kramtydamas mėsainį, ieškojo žodžių. "Visiems atrodo, kad esu nepaprastas," pagaliau prabilo. "Visi tie žmonės kiaurame katile, profesorius Kvirlis, ponas Ollivandris, bet aš visai nieko nenutukiu apie magiją. Kaip jie gali laukti iš manęs didžių dalykų? Aš garsus, tačiau net neprisimenu, kuo aš garsėjau. Neprisimenu, kas atsitiko. Atsiprašau, noriu pasakyti tą naktį, kai mirė mano tėvai." Hagridas persilenkė per stalą. Susivėlusioje barzdoje švietė meili šypsena. "Nesirūpink, Hari. Greit viską išmoksi. Hogvartse visi pradeda nuo nulio. Pamatysi, kai viskas bus puiku. Tik būk pats savimi. Žinau, kad bus sunku. Tapai išskirtas iš visų. O šitai visada nelengva. Hogvartse tau labai patiks. Man patiko. Ir dabar patinka, jei nori žinoti." Hagridas įsodino Harį traukinį, kuris parveš jį į Durslių namus, ir padavė voką. "Bilietas į Hogvartsą," paaiškino. "1 rugsėjo iš King's Crosso. Biliete parašyta. Jei turės keblumų dėl Durslių, pasiųsk laišką per savo pelėdą. Jis žinos, kur mane rasti. Iki pasimatymo, Hari." Traukinys pajudėjo. Haris norėjo kuo ilgiau matyti pasilikusi Hagridą. Jis atsistojo, prisispaudė prie lango stiklo, bet sumirksėjus Hagridas išnyko.